Aš, Pablas Bustamante, pareiškiu, kad mano motina Mora Ortiz de Bustamante su manimi elgėsi agresyviai, vartojo stiprius vaistus ir kentė nuo ilgai trukusios depresijos, kurios metu sportavo prieš mano tėvą Sergijų Bustamante. Kągi, visa kita tik formalumas. Atsiprašau, niekad šito nemačiau. Pablai, čia teisinis mūšis. Negalima suskyst. Turim kalbėti griežtai. Gerai, bet prašai meluot. Aš negaliu, tėvelį. Pablai, pažadėjai padėti kovoti prieš savo motiną. Prašau, tik tavo parašų tiek. Ji negalės paprieštarauti. Pasirašyk, o notaras patvirtins tavo liudijimą. Nagi, pasirašyk. Galiu perskaityt? Galiu? Pablai, būk geras. Minutėlę. Einam, nes čia baisiai dvokia. Supratai, čiopis mūsų, nesisaugom. Paslaptis turi likti čia, aišku? Gerai, nesirašiau skuvos, nesinervink. Nervinsiuos, kiek norėsiu. Sveiki! Nežiūrėkit taip. Nežinojau, kad čia susirinkimas. Atsiprašau, daugiau taip nedarysiu. Sveika, Laura. Kodėl sugalvojai pasisveikinti? O ką, negalima? Galima. Šunytį. Sveika, šuniuk. Koks tavo vardas? Čiopis. Sveikas, Čiopi. Tu irgi gali paglostyti, nori. Neįkando? Jis dar mažas. Turiu galvoj sesę. Gal jį bręsta? Pagaliau šis tas geros, smagaus ir linksmo šitam kalėjime. Jis galėtų būti mokyklos šuo, ar ne? Ką čia sugalvoji, Čiopis mano? Bianka, nebūk tokia, Čiopis ne žiedas, o šuo. Galim visi jo dalytis. Puikiai mintis. Tiesa, Laura? Taip. Jums leidus, ponė Donovai? Ką? Atsiprašau, ponė Fontai. Tiesiog tiek metų kartojau tą patį vardą, kad pripratau. Nesirūpinkit, žinau, kad sunku priprast prie naujo direktoriaus. Labai. Jums atnešė. Ačiū, ačiū. Galite eiti. Jums leidus. Užėjkit. Atsiprašau, ponė direktoriau, Kastildai Fontai. Klausau. Aš literatūros mokytoja, kuri niekada nesikišo į kitų reikalus. Tu labiau į kolegos. Prašau, prisėskit. Ačiū. Kad tą asmenį galėčiau vadinti kolega, jis turėtų užsiimti švietimu, o jo veikla visai kitokia. Tikriausiai manysit, kad kalbau be įrodymų, ponė, bet apsirinkat. Viską mačiau savo akim, girdėjau savo ausim, pajutau ir iškentėjau savo širdim. Gerai, gerai, nusiraminkit ir klokit, ką norit pasakyti. Mokinė Sole Rivarola sieja daugiau nei draugiški ryšiai su vienu mokyklos mokytoju. Sakau, daugiau nei draugiški.